Sveiki, mano brangieji. Štai ir baigėsi metai. Beliko tik paskutinis mėnuo - gruodis. Jau kur pažvelgsi, visur balta. Gražu, ramu. Kai kur daugiau sniego, kitur mažiau, bet visur yra žiema. Tai paklauskim kortų, kokio gruodžio laukti kiekvienam zodiako ženklui. Pirmiausia, avinams. Atidėkim tuščią kortelę, mums šiandien neįdomu. Pasižiūrim avinams. Svajotojų korta. Kvailysčių korta. Linksmybių. Avinams šitas mėnuo bus ganėtinai toks paslaptingas. Bus ir skausmo, ir nusivylimo, daug bendravimo internetu. Galbūt ne visi galės grįžti į namus. Sakykime, aplankyti mylimų žmonės, yra bendravimo korta, internetinė, kvailumo, linksmumo tokia. Kažkam tai yra nauja pradžia, naujos galimybės. Šitas mėnuo avinams bus nenuspėjamas. Pilnas juoko, optimizmo, tokio kažkokio nenuspėjamo azarto. Galbūt kažkas ieško darbo, bet jau kol kas šito mėnesį neras. Kvailumo korta tai yra vienišumo korta. Esate vieniši ir užtat bendraujate internetu. Esate daug kartų nudegus. Arba nuo vyro, arba atvirkščiai, nuo moters. Nes šita korta taip ir parodo, kai žmogus nebelabai jau ir rimtai galvoja, kad gali sutikti savo tinkamą porą. Daugybę kartų yra nudegęs, todėl avinai šį mėnesį dar kvailios, bendraus ir bus labai atsargus dėl naujos pažinties. Toliau jaučiai, koks mėnuo laukia šitas paskutinis jaučiams. Jautukai kas laukia. Na, jautukams iškrito mirties korta. Jaučiams reikia kažką paleisti, atsikratyti seno. Kažkokio veiksmo negero jūs norite įgyvendyti, galbūt kokį verslą, gal kokį bizniuką darot, nesiseka ir vis kažkaip norite jį išsaugoti. Ir būtent šitą kortą parodo įsikabinimas į kažką tai. Gal yra kitos pusės, sakykime, jausmuose. Nesiseka jausmuose su tuo vaikinu ar su ta mergina, bet vis dar norisi gal dar pasikeisti. Galbūt jis supras, kad aš jį labai myliu ir jis pasikeis, tikrai nepasikeis. Todėl ir parodo korta, atsikratyk kažko seno ar gyvento. Nesilaikyk įsikabinęs į ranką to, kas jau ne tavo. Čia tinka įvairios būdas, net ir daiktai, kartais net ir daiktus taip mes mylime, kad nesinaudojame, bet visiems paleisti nepriveikiam. Tarsi, sakykime, brangiai kainavo, aš neturiu kurio dėti ir nei atiduoti, nei parduoti aš nenoriu.
Tai būtinai jaučiams ir sakau, keiskite požiūrį į senus daiktus, į senus jausmus ir nesilaikykite to, kas jau seniai yra mirę. Būtent šitą kortą rodo tokio skupicelio, tokio įsikabinimą, gudumas, tokį labai gudus žmogus. Nors jaučia, kad nieko ten gero iš to nebus, bet paleisti vis aš jaučiai nenori. Tai va, būtent į tai atkreipkite dėmesį, kad reikia paleisti tai, kas jau seniai yra mirę, žlugę arba nėra jausmuose jausmų tarp vienos ar kitos pusės. Toliau dvynukai. Pasižiūrim, ką dvyniams žada šitas paskutinis mėnuo dienas. Vienišumo korta, išminties ir paskutinė imperatoriaus korta, tai motinos korta. Pirma korta parodo, kad viskas greitai baigsis arba greitai prasidės į gerą. Antra korta yra vienišumo korta, išminčiaus, tokio žmogaus pagyvenusio, kuris jau subrendęs, žino, ko nori, žino savo vertę, žino, kaip pasiekti, žino, ko nori. Tai sąmoningumo korta. Tokio gero žmogaus. Tai žmogus, kuris geriau gyvens vienas ir gerai, negu gyvens su nemylimu žmogumi ir vargs. Čia yra tokie kortos būdas, kai žmogus atsiskyrėlis toks. Vienišas žmogus, uždaras, dvasingas labai, mokantis suprasti, užjausti, padėti, bet jis nenori labai arti prisileisti to žmogaus, kuris jų nevertis, nemyli. Paskutinė korta yra motinystės korta. Tai moteris, kuri myli gamtą, vaikus, šeimą, artimus ir brangius žmonės. Ir būtent dvynukams ir sako, kad šitas mėnuo bus toks vienišas apmąstymo, susikaupimo, ramybės ir su savo brangiais žmonėmis. Artumas toks, subalansavimas, grožis, meilė. Myli šitas žmogus ir gamtą, ir žmogų, ir viską, kas gyva šiam pasaulyje. Labai greitai prabėgs šitas mėnuo. Atneš jam dvyniams ir ramybę, ir meilę, ir supratimą, ir gerus jausmus. Tai va, būtent dvyniams šitas mėnuo bus labai toks ramybės ir gėrio mėnuo. Toliau vėžiukams. Koks mėnuo šitas liks. Vėl iškrenta imperatorių motinystės korta. Vėžiukai šitą mėnesį bendraus labiau internetu. Turės daug svajonių išsipildusių ir dar negreitai juos, kai kurias svajonės išsipildys.
Bet man šitą kortos labai gražios. Dvyniams, vėžiams ir dvyniams šitas mėnuo bus labai panašus. Labai panašus. Draugiškas, žemiškas, taikus, viltingas, maloningas, tobulas. Šitas mėnuo tiek dvyniams, tiek vėžiams bus tobulas. Bendravimas su artimais žmonėmis. Imperatorė tai yra motinos korta, moteriškumas, mama. Ir būtent šitas mėnuo labai bus malonus, viltingas, emocingas, romantiškas, galiu dar pasakyti, harmoningas ir svajingas. Todėl ir dvyniams, ir vėžiams šis mėnuo bus labai, labai gražus. Na, labai džiaugiuosi už abu mėnesius, tiek vėžiams, tiek dvyniams. Šis mėnuo labai, labai gražus. Toliau liūtukams pasižiūrėm, kas bus, koks mėnuo nusimato likęs. Liūtukams šventiko korta, nuoseklumas. Liūtukams galiu sakyti taip pat gražus mėnuo bus. Šventiko korta parodo tradiciją, šeimą, visas šventės susijęs su šeimomis. Šita korta dar tarsi papildo ramybės, subalansavimo, ramumo tokia korta, tokio gėrio, nuoseklumo, taikos. Mažiau barnių. Paskutinė korta sako, nebeieškokime kažkokio nesutarimo, barnių. Ieškokime išeities iš barnių. Visada galima atrasti kelią į laimę, į ramybę, į pasitikėjimą, džiaugsmą. Todėl liūtukams šitas mėnuo paskutinis yra susitaikymų korta. Sako, jeigu pykstate ant kažko, parašyk, paskambink, paklausk, kaip gyveni ir viskas bus gerai. Nelaikykite pykčio, nes po angelo sargo iškrenta tokio nelabai maloni korta. Pykčio, ginčio, intrigos tokia korta. Šiais metais gal buvo visko. Pykčio, nesutarimų, tai ir užglaistykim. Angelas sargas prisako, pamirškim, kas buvo, su kuo susipykot, su kuo susibarėt šiais metais. Ir būtent per šitą mėnesį, iki švenčių, iki kalėdų, susitaikykit. Pamirškite nuoskaudas ir bus nuostabu. Nuostabios šventės su šeima, su tradicijom, su artimais brangiais žmonėmis. Bet pamirškite nuoskaudas. Liūtukams būtent taip iškrito kortos. Toliau pasižiūrėm mergelės. Ką mergelės kortos pasakys? Iškrito pirma korta, tai saulės korta. Tai yra atverskim. Saulė tai yra šviesa, gėris, meilė. Na, ir pasižiūrėm mergelėms, kokios dar iškris kortos, dar dvi. Šeima, pasimėgaujimas. Ir vėl iškrenta taip kaip liūtukams ir mergaitėms susitaikinimo korta. Nelaikykite pykčio. Jums taip bus gera ant širdies, malonu,
kai visi draugai bus šalia jūsų, kai neliks pykčio, nesutarimo, gėrių. Gėris jūs aplankys, kai padarysite kažkokį sprendimą. Nes labai priklausys nuo jūsų pasirinkimo, nuo jūsų sprendimo, nuo jūsų kažkokio užbrėžto tikslo. Na ir pasižiūrėm, ar gerą tą sprendimą priimsite. Na, sako, viltis miršta paskutinis. Būtent mergelėms reikėtų pasisaugoti labiau tokių negerų žmonių. Dėl pasirinkimo, dėl kažkokio pasirinkimo geriau šitą mėnesį nedaryti jokių sprendimų, sakykim, dėl meilės, sakykim, dėl kažkokių verslo. Geriau atidėkim kitais metais, nes gali viskas nelabai gerai pavykti. Skubotai nepriimkite kažkokio sprendimo. Tai gali būti ir pirkinys, kažkoks labai brangus būtas, namas, mašina, žemė ar kas. Geriau atidėkime kitą mėnesį, nes labai čia gali kažkaip nelabai gerai išeiti. Galbūt gali jūs ir apgauti ir kažkaip nelabai maloniai pasibaigti, jeigu, sakykime, kad ir dėl kelionės, jeigu labai jau nelabai norisi važiuoti, geriau ir nevažiuoti tą dieną. Jeigu ir pas artimus žmonėmis jaučiate, kad labiau norisi būti namuose, negu kažkur išvažiuoti, geriau pabūti namuose, negu kažkur važiuoti per prievartą. Būtent šitaip korta ir parodo. Geriau pasirinkti teisingai, kad paskui nebūtų kažkokių nemalonumų, kažkokių barnių, kažkokių apkalbų ar kažko panašaus. Todėl labai viskas priklausys nuo jūsų pasirinkimo. Nes būtent pasirinkimo. O šiaip, jeigu gerai pasirinksite kokį sprendimą, viskas bus labai gerai. Toliau žiūrėm svarstyklėms. Pasižiūrėm, kas laukia svarstyklių šitas mėnuo ir ką labiau reikėtų atkreipti dėmesį. Svarstyklėms. Svarstyklės taip pat esate vienišos, bet darbė jums sekasi labai gerai ir kitais metais būtent su pinigais svarstyklių laukia sėkmė. Bet vienišumo korta yra. Taip pat būsite tokios biški kaip ir vienišos. Teks daug ką paaukoti. Iškrenta tokia korta, kai sako aukos korta. Teks daug ką paaukoti dėl kažkokios laimės. Dažniausia pakabintas jis rodo kažkokį apsiribojimą. Nenoras išeiti iš kažkur tai. Noras pabūti dažniau vienišom. Labai nėra čia tokio, tarsi užsisėdėjęs esate namuose. Niekas neįdomu važiuoti, geriau būti namuose. Šita korta taip ir rodo vienišumo korta. Laukimas. Tokio nuobodulys yra net. Jums trūksta tokio ryžto, tokio gero požiūrio, naujų kažkokių idėjų, naujų siekių. Labai taip viskas įstrigė. Labai įstrigė. Ir
nieko nenorit keisti. Tarsi esate beviltiškam jausme. Nėra nei aktyvumo, nei kantrumo, nei kažkokių jausmų toks uždarų. Dažnai jūs net aukojatės dėl kažko. Kažką dirbate už kitą. Galbūt norite padėti kitam labiau, negu pamirštate save. Kartais noras padėti kitam dar labiau save įskaudina, negu tą žmogų pralinksmina. Kodėl, sako, žmogus man niekada neskambina, kai jam gerai? Todėl, kad jis tą dieną gyvena geriau už jūs. Tik tada atsimena jūs, kai jam būna blogai. O čia būtent šita situacija. Noras padėti kitam, kartais užmirštate save, aukojatės. Kartais gyvendamas šeimoje vis vien jaučiatės vieniši, nesuprasti, neišklausyti, neišmylėti, neišbučiuoti. Todėl išeikite iš šito aukojimo, mylėk save. Tik tada ir kitas tave vertės, supras ir brangins. Būtent svarstyklėms į tai aš noriu, kad atkreiptumėte dėmesį. Toliau skorpionai. Mano brangieji skorpionai. Na, pasižiūrim, koks likęs mėnuo bus. Na, skorpionams bus linksmas mėnuo. Daug bendravimo, čia mergaičių tokios šokiai, tokies bendravimas, gera kompanija, plaukimas pasroviui. Ir velnio korta. Velnio korta, kaip per daug prie kažko prisirišat. Kartais turite galbūt ir žalingų įpročių. Gal per daug kartais ir stikliuką išgeria, galbūt per daug išlaidaujate, galbūt mėgstate pirkti kažkokius loterijos bilietus, norite lengvų pinigų, norite visko greitai čia ir dabar. Norite turėti vyrą, kurio galbūt vyras jūsų nevertina, nemyli, nesupranta. Todėl skorpionams ganėtinai geras mėnuo, su tam tikrais minusais. Linksmas bendravimas, šventės, artimų susibūrimai, išvažiavimas, ieškojimas naujo pažinčių, naujos draugystės, noras geriau gyventi, nori pažinti kažką naujo, viskas okei, bet yra velnio korta, kai kartais žmogus nepastebi, kai žmogus pradeda tuo naudotis. Pririša, tarsi žmogus myli vyrą, kaip ir pavyzdžiui, bet tas vyras jos nevertina, nesupranta ir niekiek negerbė, o vis vien nenori jo paleisti. Tai va, tas prisirišimas, magnetas, traukimas prie kažko, tai gali būti, dar pasikartosiu, prie santykių, prie kažkokių negerų įpročių, prie rūkymo, prie azartinių lošimų, bilietai visokie. O toks lengvas išlaidavimas, netaupimas, išlaidavimas ten, kur nereikia. Net ir prie santykių, sako, prisirišau prie santykių, prie vyro, nors tas vyras galbūt yra ir vedęs, bet va, negaliu jo paleisti, nes be galo jo įmyliu ir galbūt jis kada nors paliks savo pusę. Taip niekada nebus. Todėl skorpionams šitas mėnuo bus
tiek linksmas, tiek ir nelabai maloniai pririštas prie kažkokio negero įpročio ar kažkokio nemalonaus vyro. Toliau šauliams. Pasižiūrėm, kas laukia šauliams šitas paskutinis mėnuo. Šauliams šitas mėnuo bus gerai, ganėtinai geras, ganėtinai pinigais yra turtingas ir labai toks veiksmo korta. Pirmutinė yra raitelis, kelionės veiksmas, nesidėjimas namuose, moters korta monetų, tai stabilumas ir vaišingumas ir labai tokia moteriška energija, švelnumas, grožis, vaišingumas. O paskutinė korta tokio jausmas, ypač iš vyro pusės, kad atrodo labai gerai gyvenu, bet kažko gyvenime man dar trūksta. Arba viskas nusibodo. Atrodo, turiu ir darbą, ir mylimą žmogų, bet kažko gyvenime dar trūksta. Ko net ir pats nežinau. Todėl šauliams šitas likęs mėnuo bus daug veiksmų, grožio, meilės. Bet, sako žmogus, kai gerai gyvenu, nebežinau, ko dar noriu. Viską turiu sveikatą, turiu rankas ir kojas, bet vis vien jaučiuosi nelaimingas. Turiu ir pinigų, ir namus, ir sako, šilumą, ir jaukumą, bet kažkodėl man viskas nedžiugina. Todėl šauliams šitas mėnuo linkiu atrasti tą džiugesį. Nuvyti tas negatyvės mintis į šoną ir pagalvoti, kad už jūs yra daug žmonių, kurie daug prasčiau gyvena. Ir jie džiaugiasi. Džiaugiasi už tai, kad šiandien jie yra sotus. O jūs, šauliai, turite viską. Todėl vykite negatyvės mintis į šoną ir džiaukitės ir dalinkite su visais tą džiaugiasi ir grožio akimirką. Toliau ožiaragiams. Ožiaragiams pažiūrėm, koks šitas mėnuo. Ožiaragiams. Oi, kokios gražios kortos iškrito ožiaragiams. Iš visų mano zodiako ženklų ožiaragiams likęs mėnuo labai gražus. Tai ir imperatorė, ir jausmų moterį, kuri be galo jūs myli, arba atvirkščiai vyras gali jūs labai mylėti, suprasti. Kita korto, didžiojo arkano korta, prisikėlimų korta. Tarsi sakytų, jūs esate kaip laiminga žvaigždė, prisikėlęs. Ir belieka tik džiaugtis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką gyvenimo. Nes šis gyvenimas yra labai nenuspėjamas. Ir jūsų laukia labai
svarbios žinios, nuosprendis. Turbūt šitą mėnuo jūs priimsite labai svarbius sprendimus. Atrasite gerus sprendimus kažkokiam verslui arba susijęs su darbu, su santykiais, su jausmais. Ir branginkite santykius, nes kartais prisikėlimo korta rodo labai trumpius santykius. Kai žmogus turi mylimą žmogų šalia, bet jo nevertina, galvodamas, kad yra už ją brangesnių. Gal kita moteris labiau jį mylės, arba atvirkščiai. Vyrai nemoka įvertinti moters. Todėl priimkite gerus sprendimus, rimtus. Nesiblaškykite gyvenime. Todėl ožiaragiams linkiu išlaikyti gražius santykius su mylimu žmogumi ir džiaugtis, kad jūsų gyvenime nėra tokius didelių sunkumų kaip pas kitus. Šitas mėnuo ožiaragiams labai palankus santykiams, darbui, naujam verslui, naujiems projektams, viskam. Net ir kurti šeimą labai palankus. Susijęs su šeima, su mylimu žmogumi. Šitas būtent mėnuo yra labai ožiaragiams palankus. Todėl ožiaragiams galiu palinkėti malonių ir gražių švenčių su mylimais žmonėmis. Vandenis dabar. Pasižiūrim, ką vandeniams. Ožiaragiams tai be galo gražios kortos, o vandeniams. Ir vėl vandeniams iškrenta imperatorius korta. Na, šiandien labai krenta man šita korta. Tai ir motinystė, ir grožis, ir šeima, ir vaišingumas. Ir viskas, kas telpa žodį motina. Kita korta yra vyro korta. Tai šeimos galva. Tai šeimos turbūt ar vyras, ar kažkoks mylimas žmogus. Jeigu žiūri vandenį ir turi mylimą vyrą, draugą, tai va, būtent jis čia ir sėdi, toks rimtas, toks labai šaltas, mažai pas jį emocijų. Bet viskas bus į gerą. Šitas žmogus jūs be galo gerbė, jis labiau įrodys darbais negu žodžiais. Nes ne visi žmonės mes suprantame, kai sako, jeigu vyras man nesako, kad mane myli, tai jis ir manęs nemyli. Tikrai ne. Šitas žmogus įrodys jums ne žodžiais, o darbais, kaip jūs myli ir supranta. Nes yra dar viena korta, tai veiksmo korta, tokio judesio, kelionė. Todėl vandenins laukia šitas mėnuo daug kelionių, daug įspūdžių, daug šeimos, susibūrimų, švenčių ir gražios šeimos, kurios aplankys motiną su šeimom. Todėl vandeniams likęs mėnuo bus labai palankus ir gražus. Ir paskutinis žuvytės. Koks laukia mėnuo žuvėčių?
bendravimo, meilės, supratimo, grožio, romantiška. Va, iškrenta pati moteris, kuri labai nori romantikos, švelnumo, bendravimo, supratimo. Na, ir naujo gyvenimo, naujos pradžios. Noro, kad tie santykiai, kurie turi šiuo metu užsimezgę tarp žuvų, čia kalbu apie naujas pažintis, noras, kad tos pažintis niekada neužgestų, kad jos virstų į tikrus namus, į naujus šeimos santykius. Todėl žmonės, kurie gimė po žuvų ženklų ir turi naujas pažintis, draugystė čia yra labai labai graži. Jausmai, bendravimas, meilė, supratimas, gėris, simpatija, būtent su moterim ir noras prisikelti, noras gyventi geriau, noras, kad kas nors tave mylėtų. Ir taip, šitas noras gali virsti į realybę, nes 4 lazdos tai rodo stabilumą labai tvirtą tarp 4 sienų, kuriame yra vyras ir žmona. Todėl žuvėms šitas mėnuo bus bendravimo, meilės, supratimo ir labai gražus, romantiškus, kas turi santykius ir pabrėžiu jausmus. Visiems zodiako ženklams linkiu gražių švenčių. Ir kad kiekvienoje šeimoje būtų kuo daugiau dėkingumo, laimės, meilės, supratimo ir grožio. Aš į kiekvienus namus siunčiu grožį, meilę, supratimą, į santarvę, gerumą. Noriu pasakyti, jeigu kam reikia seansų, parašykite man asmeninę žinutę. Mielai aš jums padėsiu, nes esu jau reiki mokytoja, galiu siųsti reiki energiją tiek nuotoliniu būdu, tiek galite atvažiuoti pas mane į svečius. Mielai laukiu ir vedu, mokau reiki metodų. Visada galite man parašyti asmeninę žinutę, būtent kas susijęs su reiki. Labai atsiprašau, nes šiuo metu esu užkimus, dėl to galbūt girdite iš balso, kad esu užkimusi, dėl to ir atsiprašau. Bet į kiekvienus namus aš siunčiu reiki energiją. Ir jeigu norite asmeniškai, dėl svetingumo, visada galite man parašyti asmeninę žinutę. Labai jums dėkoju.